Šis formas kaip tik tam ir yra skirtas, kad būtų galima išbandyti ne tik tradicinius dalykus, bet ir kažką visiškai naujo. Ir be jokios abejonės, diskutuodami su iniciatyvinė grupė apie forumo programą, mes dažnai kėlėm klausimą, kaip atrodys žurnalistika ateityje. Kaip atrodys žurnalistika po 20 metų, 30 metų. Ir taip gimė futurologinis eksperimentas. Žurnalistikos ateitis per 400 sekundžių. Dabar į šią sceną aš kviesiu po vieną žmogų, kiekvienas iš jų turės 20 skaidrių po 20 sekundžių ir savo viziją, kaip atrodys žurnalistika ateityje. 20 skaidrių, 20 sekundžių kiekvienai skaidrį, reiškia 400 sekundžių vienam žmogui, tas žmogus baigia, ateina kitas žmogus ir taip iš eilės. Sudėtingai pasakiau, ar daug maž aišku? Na, tie, kurie tą dabar darys, jie žino. Taigi, futurologiniam eksperimentui kviečiu pirmąją mūsų dalyvę. Tai bus Ugnė Tulaitė iš Vilniaus universiteto. Ugnė, prašau. Prisėsti nori. Veikia. Gerai. Dievas mirė ir mes jį nužudėme. Garsiausia Friedricho Nyčės citata, kurią iš karto galima pamanyti, kad ją ir pamastysime, tik iš karto pamačius pavadinimą. Bet jeigu nutolus nuo Dievo idėjos ir šiek tiek pažvelgus į tai, kaip jaunas žmogus tik pradeda, tai viskas gali paaiškėti. Pagal šią statistiką 43% apklaustųjų vengia žinių dėl to, kad per daug informacijos yra apie vieną ar apie kitą dalyką, o 16% mano, kad nieko negali padaryti dėl tos informacijos, kurią jie mato ir kyla nepasitenkinimas. Dėl tų 16% parodau elementarią hiperbolės dainos citatą, kuri man ties tuo ir sutampa, kad nihilizmo pagrindinė mintis ir yra, kad niekas neturi objektyvios jokios vertės, o kadangi pagal stoicizmą mes nelabai galime valdyti to, kas nuo mūsų nepriklauso, matome tos idėjos koncentratą. Nihilizmas veda į fatalizmą. Leisti įvykiams vykti taip, kaip jie įvyktų be mūsų pačių ir taip esi išlaisvintas. Dažniausias atsakymas kodėl jaunas žmogus nusprendžia pasirinkti tokį kelią, tai būtent dėl to, kad kai matai, kaip pasaulis veikia nuo pandemijos, nuo karo, tu nebegali dėl to nieko padaryti. Tai veda jaunų žmonių prarastą pasitikėjimą ne tiek žiniasklaida, kiek pasauliu. Vienas laukia ne karys. Kam laužytis, jeigu tiesiog tu gali nieko dėl to nedaryti. Ir tuomet matome, kaip daugelis žinių nepasiekia jauno asmens, o merų rinkimuose įvairiuose dominuoja vyresnės kartos. Tačiau vien tai, kad žmogus suvokia savo ir aplinkinio pasaulio menkumą, o gal tiesiog jo vertės stoką, tai nėra dar kelio pabaiga. Kai po renesanso stulbinančio baroko atėjo vis tik apšvieta, to mes galim tikėtis ir šiandien, taip leidžiant atrasti naują prasmę. Kaip tai atsižvelgia žiniasklaidoje, tai jeigu pagal Hegelį kiekybės pokytis gali lemti kokybės pokytį, taip gali pradėti veikti ir žiniasklaida. Kiekviena mūsų išlieta ašara dėl masalinių antraščių rinkos, tiesiog, jeigu žmogus nemato jose prasmės, tiesiog neskaitys. Teks keisti pasiūlą. Dėl šios priežasties matome, kaip, pavyzdžiui, įvairių humoristinių nuotraukų, vadinamų memų, vienas iš pavyzdžių, kuris atitinka mano temą, gali veikti žiniasklaida. Dar, pavyzdžiui, yra asmenų, kurie matė gal tiesiog čekiukų skandalo memą ir jie žino lygiai tiek pat, kiek aš, kai aš skaičiau tam straipsnius universitetui. Tai yra, kaip pasako, kaip jie iš tikrųjų veikia. Ir taip pat aš sutinku, daugiau kalbės mano kolegė Daiva apie šiuos minėtus dalykus kaip crowdsource reporting ar open journalism, kai, kaip ir sakiau, vienas laukia ne karys, tai iš tiesų iš karto ir veikia pats principas, kad kai tu prisijungi į bendruomenę, tu gali savo atrasti viltį, kurios tu iš tikrųjų niekad nematei. Aišku, būtina atsižvelgti ir į kitą medalio pusę. Kiekybė nebūtinai gali tapti pozityvia kokybė. Ir tuo tarpsniu klausimas, kaip informacijos, ar iš tikrųjų jos sumažės, ar ji liks kokybiška, ar bus kokybiškesnė, kai vienintelis būdas išlikti svarbiam ir aktualiam yra atitikti pasiūlą, kurios yra nerealiai daug. Tai aš apibūdinčiau tokią kaip kovą su dezinformacija, kaip yra dvi jėgos, jos turi lygiai tiek pat ginklų, lygiai tiek pat turi jėgos ir tiesiog laukia, kol viena ar kita paslys. Tai su šia alegorija išeina paprasta situacija, kad norint permušti nerealų didelį informacijos kiekį, tiek pat muš ir pats. Ir tai kelia dar didesnį
tą nihilistinį pasipriešinimą. Tačiau nors ir šiandieninė rinka nėra dėkinga, žmogaus mąstymas lieka toks pat. Kaip Wendy Seifert, australų rašytoja kalbanti apie nihilizmą, kalbėjo, kad kai žmogus jį pajaučia, galų gale nustoja žvelgti į individualizmą ir pradeda žiūrėti pasaulėžiūriškai. Taip ji tapo ir klimato kaitos aktyvistė. Žmogus pradeda nebereaguoti į tai, kas stoiškai, ko negali pakeisti, bet pradeda kreipti dėmesį tai, kas iš tiesų rūpi. Ir pagal šią mano teoriją, žiniasklaida nori nenori turės imti lėtesnį, išsamesnį kampą, jeigu tai nekreips dėmesio, o kaip šiuo metu matome, visa informacija greitėja vien dėl to. Daugiau dar paminėsiu. Dabar kalbu apie tai, jeigu ko aš tikiuosi iš ateities daugiau, tai infografikos Instagramo, kur yra 10 skaidrių ir žiauriai daug informacijos, jose podcastai populiarėjantys, arba video esė formatas, kur iš tiesų temos yra 40-50 minučių. Atrodo, jeigu šitą kartą to neklauso, tai iš tiesų išsėdi tokius įrašus. Taip pat yra ir kitokių pavyzdžių, kaip, dabartinių, tai kad kaip visa informacija gali būti sudėta į Twitterio threadą ir nebūtina atsidaryti straipsnio. Tai lyginant dabartį ir ko aš tikiuosi iš ateities. Šiuo metu net, pavyzdžiui, matome ir tokius pavyzdžius, kaip BBC arba net ir LRT bando TikTokus, kaip į minutę sudedama visa informacija ir net ir su pašnekovais, kas dabar atrodo, kad net TV standartas 2-3 minučių retrospektyviai skamba kaip grandiozinis ir didelis. Bet iš tiesų, kaip ir aš minėjau, grįžtant šiek tiek prie nihilizmo, nors jis yra emociškai sunkus, jis išlaisvina, tai vienu ar kitu metu prieis žmogus informacijos begalybės ribą ir tiesiog nebeskaitys. Jau matome vieną iš pavyzdžių, tai yra doom scrollingas, kuris tiesiog judi per informaciją ir tiesiog ieškai stimulo. Ir reiškia, jau reikia kažką stabdyti ir taip viskas lėtėja. Tai nors ir manau, kad informacija dabar šiuo metu konkretėja, staigėja, greitėja, vėliau ji bus vis tiek priversta kažkiek lėtėti, video esės formatu ar kaip. Tai kitaip tariant, kaip po kiekvieno baroko ateina apšvieta, taip ir po nihilizmo ateis kažkas naujo ir pozityvesnio, tai tiesiog reikia palaukti. Ir aš matau, kad aš turiu dar vieną skaidrą. Tai galim pažiūrėti. Matau, dar ilgai aš ją turiu. O jūs manėt, kad 400 sekundžių mažai? Tiesa? Kas nedirba televizijoje, žino, kad 400 sekundžių, kas dirba televizijoje, tiksliau, žino, kad 400 sekundžių yra labai daug. Ačiū labai, Ugniai. Taigi, 400 sekundžių ir apie žurnalistikos ateitį kalba studentai, studentės, dėstytojai, dėstytojas ir žurnalistai, žurnalistės. 3, taip sakant, kelių žmonės šiandien pas mus. Dabar kviečiu Rimgailę Kasparaitę iš Vytauto didžiojo universiteto. Prašau, Rimgailė. Esu Rimgailė, Vytauto didžiojo universiteto magistro programos ateities medijos ir žurnalistika absolventė. Todėl šiandien turiu ne tik pareigą kalbėti apie žurnalistikos ateitį 2030-aisiais, tačiau ir galimybę išpranašauti, kokią žurnalistikos ir komunikacijos etiką kursime ateityje. Pradėsiu nuo visiems puikiai pažįstamos moralinės panikos sąvokos. Nuo Salemo raganų medžioklės, rokenrolo pavojaus iki dirbtinio intelekto atėjimo, tai plačiai paplitusi baimė, dažniausiai iracionali, kad kažkas kelia grėsmę bendruomenės, vertybėms, saugumams ir interesams. Dažnai šią baimę ir racionalumą inicijuoja ir pati žiniasklaida, supaprastindama ir sensacingai aprašanti bei apeliuojanti į šiuolaikinėse vakarų visuomenėse giliai įsišaknijusią baimę, kad mūsų naujosios technologijos kažkokiu būdu tampa nebekontroliuojamos. Tačiau galvojant apie tokias dirbtinio intelekto priemonės, ypač esamiems ir būsimiems žurnalistams, ChatGPT nereikėtų lyginti su Šekspyru, o veikiau žvelgti kaip į automatinį teksto nuspėjimą. Išsamūs tyrimai, faktų tikrinimas, redagavimas yra jūsų rankose. Tačiau dirbtinis intelektas nėra vienintelis įtakos turintis aspektas žurnalistikos ir komunikacijos etikai. Pasitikėjimas žiniasklaida ypač paskutiniaisiais metais mažėja ne tik Lietuvoje,
tačiau ir visame pasaulyje. Kuo daugiau naujienų yra vartojama per socialinius tinklus ir platformas, tuo mažesnis pasitikėjimas tradicinė žiniasklaida. Tikėtina, kad 2030-aisiais didelę įtaką komunikacijos etikai turės mūsų gyvenimas skaitmeninėje pelkėje. Žmonės vis dažniau naudojasi paieškos sistemomis, socialiniais tinklais ir žinučių siuntimo programomis, kurios padeda pasiekti, aptarti ir dalytis naujienomis, bet taip pat išauga ir melagingos ir klaidinančios informacijos ir manipulacijos. 2030-aisiais dar labiau išaugs konkurencija tarp plačiai paplitusių TikToko šokių ir naujienų skilčių žiniasklaidoje. Tradicinė žiniasklaidos kultūra, kurios vertybės yra tikslumas, turi konkuruoti su internetinė žiniasklaidos kultūra, kuri pabrėžia greitumą, šališkumą. Naujienų dykumos vis didėja. Reiškinys labai populiarus Jungtinėse Amerikos valstijose, tačiau jau pastebimas ir visoje Europos Sąjungoje, kuomet regioninės žiniasklaidos užsidaro ir taip pat skiria tam tikras bendruomenės nuo patikimų informacijos šaltinių. Visų šių problemų fone, kurios tikėtina mus kankins ir 2030-aisiais, tampa labai svarbu kalbėti apie etiką ir tokią informacinę aplinką, kurią norėtume sukurti. Ateityje žurnalistinės normos ir standartai bus išimtis, o ne norma. Nepriklausoma profesionali žurnalistika bus kaip niekad svarbi, padedant žmonėms suprasti svarbiausius kylančius iššūkius ir galimybės. Jei nebus profesionalių, nepriklausomų pranešimų, kuriuose būtų pateikiama tiksli informacija, analizė ir interpretacija, visuomenė vis labiau pasikliaus savanaudiškai šaltiniais ir gandais sklindančiais internete ir už jo ribų, tai pakenks politiniam procesui ir visuomeniai. Europos žurnalistų federacijos atliktame tyrime, kuriame buvo apklausti 400 žurnalistų iš ES valstybių, 56% teigia, jog skaitmenizacija reikalauja naujų etikos principų. Nauji arba adaptuoti etikos principai yra ypač svarbus, kuomet žmonės tampa vis mažiau atsparesni dezinformacijai ir kitokių formų informacijos manipulacijoms. Skaičius žmonių Lietuvoje, kurie tikrina informaciją ir faktus, yra mažas, žemas. Tad visų šių problemų fone, koks yra mūsų kaip tyrėjų ir žurnalistų vaidmuo. Verta pastebėti, jog mūsų institucijos veikia kaip siloso bokštai. Individualiai, fragmentuotai, kartoja tas pačias iniciatyvas, neatsižvelgiant į tai, kas buvo nuveikta ir ką būtų galima nuveikti. Tam, kad formuotume ne tik atsparę visuomenę, tačiau ir tvirtą komunikacijos etiką, svarbu griauti siloso bokštus ir skatinti bendradarbiavimą tarp skirtingų institucijų. Žinoma, tai yra sudėtingas procesas, kuris reikalauja bendro supratimo, pasitikėjimo. Komunikacijos etikos principų kūrimui ir visuomenės integralumui svarbus ir reikalingas bendradarbiavimas ne tik tarp žurnalistų, kurio taip trūksta pastaraisiais metais, tačiau tarp skirtingų veikėjų, tokių kaip nevyriausybinės organizacijos, bibliotekos, universitetai, tyrėjai, kurie gali prisidėti ne tik prie visuomenės atsparumo didinimo, tačiau ir profesionalios žurnalistikos puoselėjimo. Vienas iš pavyzdžių, kurio negaliu nepaminėti ir tikiuosi bus įgyvendinamas 2030-aisiais su dar didesnė jėga, tai Digirės Baltijos skaitmeninio atsparumo tyrimų centro iniciatyva, kuomet žurnalistai ir faktų tikrintojai apmokė 89 viešosios komunikacijos trečiakursius, kalbėdami apie faktų tikrinimą, profesionalią žurnalistiką, kurie vėliau vedė mokymus 550 moksleivių. Tai leido ne tik užmegzti bendradarbiavimą, studentams patiems įtvirtinti savo žinias, bei pasiųsti žinią apie skaitmeninį atsparumą plačiau į šeimas, į moksleivių šeimas, tarp draugų. Tačiau suteikia grįžtamą į ryšį ir patiems žurnalistams bei faktų tikrintojams apie galimybės bei iššūkius skaitmeninės informacijos laike. Tikiu, kad 2030-aisiais Romos Sakadolskio žurnalistikos forume išgirsime daugiau įvairesnių patirčių, tiek iš ekspertų žurnalistų, bet taip pat iš žurnalistikos studentų. Kalbėsime ne tik, kaip sekasi kovoti su tokiomis problemomis kaip dezinformacija, tačiau pasidžiaugsime konkrečiais laimėjimais. Prieš keletą dienų norėjau pabaigti šią kalbą įkvepiančią citatą 2030-iesiams, kurią matote ekrane.
Tačiau priminsiu ir pati vis dar labai tvirtai tikiu ir tikėsiu 2030-aisiais, jog rašiklis ir popieriaus lapas yra 2 galingiausi mūsų turimi įrankiai. Ačiū. Aš manau, kad daug kas dabar galvoja, grįšiu namo, pažiūrėsiu, kas čia buvo iš naujo. Tiesa, toks intensyvumas. Dabar bus Daiva Gabrilavičiūtė iš Vilniaus universiteto. 400 sekundžių apie ateitį. Tai sveiki, aš esu Daiva Gabrilavičiūtė, Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentė ir pristatysiu, kaip šiame skaitmeninėme amžiuje keičiasi santykiai žiniasklaidos lauke. Charlesas Lewisas, tyriantysis žurnalistas, žurnalistikos ateitį apibūdino 3 žodžiais – bendradarbiavimas, bendradarbiavimas ir bendradarbiavimas. Tai praktika, kai kelios žiniasklaidos priemonės, žurnalistai, o kartais net ir visuomenė kartu rengia naujienų istorijas. Be abejo, bendradarbiavimas nėra naujas reiškinys žurnalistikoje. Dar 1846 metais 5 Niujorko dienraščiai įsteigė Associated Press, norėdami pasidalyti Amerikos-Meksikos karo nušvietimo išlaidas. Tačiau būtent pastaraisiais metais bendradarbiavimo atvejų skaičius sparčiai auga. Turime 3 esminius dalyvius šiame lauke. Žurnalistai yra pagrindiniai turinio kūrėjai. Žiniasklaidos priemonės yra bendrų žurnalistinių pastangų tarpininkės ir koordinatorės. Dėl šiuolaikinių technologijų visuomenė taip pat atlieka vis reikšmingesnį vaidmenį bendradarbiaujant žurnalistikoje. Bendradarbiavimas tarp žurnalistų leidžia sutelkti savo žinias ir išteklius bei geriau suprasti šiuolaikines daugialypes istorijas. Puikus pavyzdys yra tarptautinis tyriamosios žurnalistikos konsorciumas. Tai pasaulinis 280 tyriančiųjų žurnalistų tinklas daugiau nei 100 šalių. Toks bendradarbiavimas atveria duris į specifines žinias, kurios būtų neprieinamos vienam žurnalistui. Tai tokie projektai taip pat didina viso darbo patikimumą bei kokybę ir mažina šališkumą. Galiausiai tokios naujienos gali būti skleidžiamos platesniame tinkle ir pasiekti didesnę auditoriją. Bet žurnalistai gali įžvelgti konkurencinę grėsmę iš bendradarbių pusės. Gali būti sudėtinga rasti pusiausvyrą, sprendžiant, kas ir kaip turėtų būti įvertintas už galutinę istoriją. Maža to, tai reikalauja tikslaus, išsibarsčiusių žurnalistų veiklos koordinavimo. Kalbant plačiau apie žiniasklaidos priemonės, joms aktualu vienyti jėgas, kad spręstų globalias problemas. Juk dabar įvykiai vienoje pasaulio dalyje gali turėti toli siekiančių pasiekmių kitoje. Be to, šios pastangos apima turinio platinimas skirtingais kanalais, taip vėlgi padidinimas naujienų pasiekiamumas. Kokie to pliusai? Optimizuojami ištekliai, tad galima imtis ypač ambicingų projektų. Informacija tikrinama kryžminiu būdu. Organizacijos atsako viena kitai už tikslumą. Be to, tą pačią istoriją skelbiant kelioms organizacijoms, ji tampa prieinama įvairių grupių asmenims. Vėlgi, organizacijos gali nesiryžti bendradarbiauti su potencialiais konkurentais. Skirtingų organizacijų, kurių kiekviena turi savo kultūrą, pastangų koordinavimas yra logistiškai sudėtingas. Trečia, jos gali taikyti skirtingus redakcinius standartus, etikos gairias ir faktų tikrinimo procesus. Prognozė žiniasklaidos profesionalams. Ateities skaitmeninės platformos siūlys pažangias projektų valdymo priemonės, lengvins tarpvalstybinę partnerystę ir leis saugų dalymasi duomenimis. Tarkim, populiarės atvirojo kodo įrankiai leidžiantys žurnalistams kartu tvarkyti stambius duomenų rinkinius. Bet kas iš tų prognozijų į žiniasklaidą nepasitikima? Neseniai Baltijos tyrimai nustatė, kad Lietuvos žiniasklaida pasitikė 52% gyventojų, 44% respondentų laikosi priešingos nuomonės ir 4% nuomonės apskritai neturi. Štai taip, nemaža dalis jaunosios kartos sužino naujienas. Dėl socialinių medijų tarsi blanksta skirtumai tarp paprasto piliečio ir žurnalisto. Būtent todėl skaitmeninę erdvę pripildant vartotojų laisvai kuriamų turinių, žurnalistų vaidmuo tampa dar reikšmingesnis nei bet kada anksčiau.
Dabar vartotojai gali dalytis naujienomis realiuoju laiku. Tai padeda žurnalistams pasinaudoti didžiuliu informacijos iš pirmų lūpų rezervuaru. Visuomenės įtraukimas į žiniasklaidą taip pat leidžia visapusiškiau spindėti įvykius bei problemas. Kas dėl to populiarėja? Crowdsourced reporting. Tai yra žurnalistikos rūšis, kai per internetą, socialinius tinklus, išmaniųjų telefonų programėles yra specialiai kviečiama didelė žmonių grupė ir iš jos yra gaunama informacija. Kolektyvinės žinios naudojamos, norint pagerinti pranešimų išsamumą ir kokybę. Tuo tarpu open journalism leidžia bet kam prisidėti prie naujienų turinio. Atviroji žurnalistika kelia nemažai teisinių ir etinių klausimų, tačiau ji taip pat siūlo dar platesnį požiūrį į naujienas. Pavyzdžiui, The Guardian jau dabar praktikuoja atvirąją žurnalistiką. Visuomenės indėlis praturtina naujienų pranešimus autentiškais požiūriais iš įvykių vietos. Tai gali padidinti žiniasklaidos patikimumą, nes juk auditorija neretai labiau pasitikė savo rato narių sukurtų turinio. Be to, pasinaudodami realiuoju laiku viešinamą informaciją, žurnalistai gali greičiau skleisti svarbiausias naujienas. Aišku, kyla ir iššūkių. Vartotojai kuriamame turinyje gali plisti dezinformacija ir melagienos. Žurnalistai, pasinaudodami socialinių medijų turiniu, visgi turi teikti pirmenybę tikslumui, o ne greičiui. Kita problema - informacijos poreikio, pagarbos asmenų privatumui ir etikos sumetimų derinimas. Spėju, kad dėl įsitraukusios visuomenės daugės platformų faktų tikrinimui ir vartotojų sukurto turinio patvirtinimui. Taip pat iniciatyvų įgalinančių visuomenę kritiškai vertinti naujienų šaltinius ir atpažinti patikimą informaciją. Be to, platformos leis vartotojams suasmeninti naujienų kanalus pagal individualius pageidavimus. Žurnalistika tampa bendradarbiavimu, nuolatiniu pokalbiu tarp ruošiančių naujienas ir jas vartojančių. 2030 metais ji gali būti patikimesnė, informatyvesnė ir patrauklesnė negu anksčiau, jei tik išmoksime susidoroti su iššūkiais ateinančiais kartu su galimybėmis. Daiva Gabrilavičiūtė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Aš tai manau, kad ateityje bus daugiau anglų kalbos, bent jau iš šitų 3 prezentacijų man tai pasirodė. Dabar bus Tomas Balčiūnas iš Vytauto Didžiojo universiteto. 400 sekundžių Tomui Balčiūnui. Sveiki kolegos. Tai sveiki kolegos. Ačiū, kad suteikė tokią galimybę pasikalbėti. Tai mano tema yra, kaip aš matau, žurnalistika 2030 metais. Tai pateiksiu 19 arba 18 prognozių, trumpai jas pakomentuosiu. Tai didės sprendimų žurnalistika ir manau bus taip, kad tiesiog bus kažkoks straipsnis, kuriame bus pateikiamas kažkoks problemos sprendimo būdas ir galbūt tiesiog ateityje jis bus įtrauktas į politinę darbotvarkę, nes dabar yra tokia situacija, kad jau antras skaidrė, tai į politinę darbotvarkę ir tinklaraščių renesansas su Substack platforma, tai su ja bus taip, kad tiesiog gal daugiau žiniasklaidos priemonių naudos ją, nes dabar yra daug įvairių skirtingų portalų, jie turi tokias griozdiškas turinio valdymo sistemas ir jos nelabai suteikia daug galimybių, kaip nors lankščiai skaityti. Tada trečias - garsas, prieinamiausia forma sužinoti apie įvykius. Tai, nes dabar labai per pandemiją paplito podcastai, tai aš manau, kad čia būtent dėl šito. Ir tie podcastai labai padeda greitai sužinoti visokias, kaip aš noriu pasakyti. Yra ta įvykio apžvalga. Gerai, tiek to. Auks žiniasklaidos monopolis, nes yra labai daug žiniasklaidos priemonių Amerikoje, kompanijų, kurios supirkinėja žiniasklaidos priemonės, tad tai yra grėsmė. Ką čia dar galima pagalvoti, nes labai sunku susekti tą laiką. Tai tas irgi labai prisideda prie tokio šališkumo. Gerai, 5. Polarizacija suskaldys žiniasklaidos priemonės į stovyklas. Jau suskaldė. Turim susiskaldimą pagal ideologijas, politinės Amerikoje, Respublikonų demokratų partija, Prancūzijoje pagal visokias politinės ideologijas, yra laikraščių, kurie palaiko socialistus, kurie palaiko konservatorius, tokie kaip Le Figaro, dešiniuosius, Le Mondas, kairiuosius. Tada didės poreikis edukuoti žmonės, kaip veikia žiniasklaida, nes yra žmonių, kurie galvoja, kad šitas politikas yra kažkoks žurnalistas. Tai aš manau, kad
tikrai reikia tam skirti dėmesio, ne tik edukuoti apie tai, apie Kremliaus propagandą, bet ir apie tai, kaip veikia žiniasklaida, kokia yra jo struktūra. Tada augant melagienams augs ir faktų tikrinimo poreikis, tai manau bus ne tik faktų tikrinimo komandos, bet ir faktų tikrinimo armijos, nes Kremlius, kaip žinom, su Putinu tikrai nepasitrauks, bus mobilizuojami resursai, kad būtų skleidžiama Kremliaus propaganda ir tikrai bus tam poreikis. Tyrimoji žurnalistika bus tarptautiškesnė, tai kaip ir minėjo ponas Zemkauskas, kad daugiau anglų kalbos, manau, tai padės labiau, sakykime, atskleis problemas, apie kurias mes net nebūtumėm pagalvoję anksčiau, galbūt padės prekybos žmonėmis srityje. Skaitmeninės prenumeratos gal taps pagrindiniu žiniasklaidos priemonių pajamų šaltiniu, nes kai viskas atsiremia į pajamas, kurios ateina iš žmonių, o ne iš kažkokių kitokių organizacijų, kurių interesai ir ryšiai yra neaiškus, tai tada yra daug lengviau suprasti, nes yra grupė žmonių, kurie tave remia, kurie padeda tau kurti turinį ir jie yra vienintelė tavo parama. Tai bus priimti anti-slap įstatymai saugantis žurnalistus nuo teisinio susidorojimo. Nu, čia tokia pozityvi prognozė, aš tikrųjų nežinau, kaip bus, bet duok dieve, nes tai labai padėtų žiniasklaidos laisvei, tada žurnalistai galėtų rašyti apie bet ką ir jiems nereiktų bijoti apie pasiekmes. Tada atsiras aiški atskirtis tarp infotainment ir rimtos žurnalistikos, nes jau dabar galima matyti, kad vėlyvojo vakaro laidų reitingai tiesiog krenta ir matyti yra dėl to, kad galbūt formatas pasenęs, bet ir žmonės nori turėti aiškę atskirti tarp humoro ir tarp žurnalistikos. Tada autoritarinės šalis, kaip ir minėjau, naudos žiniasklaidą kaip savo tą politinį įrankį infokare, kuris tikrai nesibaigs, nes tikrai Rusija bandys kažką daryti, jinai visada bando kažką daryti, nes yra tas rusiškas posakis ruskinis dajuca, tai šitam fronte jie tikrai nepasiduos, ypač propagandos. Vis labiau plis pilietinė žiniasklaida, bet kils abejonių dėl jos profesionalumo ir objektivumo, nes dabar yra labai daug visokių tokių prokremliškų aktyvistų Lietuvoje, kurie labai mėgsta transliuoti gyvai per Facebooką. Ir yra labai daug pasekėjų, kurie galvoja, kad šitas žmogus tai yra jau tikras žurnalistas, jau jis tai sako tiesą. Tai reikės irgi tokių diskusijų, kurios padėtų atskirti, edukuoti tiesiog žmonės apie tai, kad tai nėra žurnalistai. Naujienų agentūros ir toliau plės savo pasaulinį tinklą, tokie kaip Associated Press, Reuters, tikrai manau, kad jų įtaka didesnė, nes jų vis tiek turinys yra gan nešališkas, tai tada kylant grėsmiai dėl žodžio laisvės ir prastų darbo sąlygų gali augti, didėti profesinės sąjungos atstovaujančios žurnalistų interesus, bet jų susiskaldimas irgi bus ideologinis, nes net jau dabar Lietuvoje yra tokių kaip profesinių sąjungų, kurios gina krikščioniškų darbuotojų interesus, tai apie tai irgi. Tada gali grįžti vadinamasis shoe leather reporting, kai žurnalistai tiesiog eina į gatves ir kalbina žmonės, aiškinasi situaciją, vaikšto iš vienos į kitą, neskambina niekam, tiesiog jau braunasi per duris į kokias nors institucijas ir bando tiesiog sužinoti kažką. Nes su dirbtiniu intelektu vis daugiau žmonių norės grįžti tikrovę. Tada žurnalistams bus vis labiau reikalingos specializuotos žinios, ypač mokslo žurnalistikoje, nes auga poreikis žinot, kaip veikia dirbtinis intelektas, visokios technologijos, kaip veikia medicina, farmacija. Tai aš manau, kad šitie žmonės tikrai bus labai vertingi darbdaviams. Ir 2030-aisiais bus didžiausio pasitikėjimo žiniasklaida metai. Čia aš norėjau užbaigti pozityvę gaidą. Tai nes dabar pasitikėjimas yra gan žemas, bet 7 metai daug laiko pokyčiams, tobulėjimui. Tai vat. Ok, dar nesibaigė 20 sekundžių. Ok, tai ačiū uždėmesi. Tokia ir pabaiga. Ačiū labai. Ačiū Tomai. Pastebėjote, kad vienos 400 sekundžių trunka ilgiau už kitas 400 sekundžių. Pastebėjote, taip? Gerai, kviečiu šį čia Igną Kalpoką iš Vytauto didžiojo universiteto. 400 sekundžių jam. Sveiki, laba diena. Mano bus šiek tiek pesimistiškesnė prezentacija, kai jį pagaliau atsiras. Ne nuo čia turėjau pradėti, žinokit. Čia jau mano maždaug 380 sekundė.
Va. Gerai. Sveiki, esu Ignas Kalpokas iš Vytauto Didžiojo universiteto, kuomet pats bendrauju su žurnalistais, mane dažniausiai pristato kaip politologą ir tai yra viskas gerai, bet mano dieninis darbas ir mano tyrimų sritis yra visų pirma susijusi su technologijų, naujųjų technologijų, dirbtinio intelekto poveikiu visuomenėms ir kaip iš tiesų mūsų tas gyvenimas keičiasi ir dažnai ne į visai gerą pusę keičiasi santykėje su naujausiomis technologijomis. Ir mano požiūris į žurnalistiką irgi kyla iš būtent šitų mokslinių interesų. Aišku, ko gero, pirmiausia, reikia pradėti nuo to, dėl ko visi mes sutarėm ir ką visi mes puikiai suprantam. Tai, kad žurnalistika šiuo metu išgyvena krizinę situaciją. Mes nežinom, kas yra žurnalistika, nes turinio šiuo metu yra tiek ir atrankos yra tiek mažai, kad, praktiškai kiekvienas galintis ir gebantis kažką skelbti gali būti laikomas žurnalistu. Teoriškai. Taip pat klausimas, kur tada yra žurnalistika. Mes nežinom ne tik kas yra žurnalistas, bet ir kur mums ieškoti to profesionalaus turinio. Ir čia naujos turinio platformos, tiek socialinės medijos, tiek vaizdo platformos, tiek sutelktinio finansavimo platformos kaip Contribui vaidina labai svarbu vaidmenį. Lygiai taip pat ir formatai. Mes gyvenam tokio išplaukimo ir nežinojimo situacijai. Taip, mes turim rašytinę, spausdintinę, video žurnalistiką, radio žurnalistiką. Ar TikToko žurnalistika yra naujas formatas? Galbūt ir taip. Kartu šitoj neapibrieštoj situacijoje neišvengiamai ateina automatizacijos tendencijos. Ir taip jau šiandien, aišku, dirbtinis intelektas pilna jo yra redakcijose. Efektyvumo prasme jis tikrai gali potencialiai pakeisti kiekvieną iš mūsų ir sugeneruoti dar didesnį antplūdį turinio, negu kad mes susidurėm dabar. Jau dabar yra kalbama apie tai, kad mes nebegebam susidoroti su visa informacija. Dirbtinio intelekto, kūrybinio dirbtinio intelekto epochoje tas turinys dar labiau persmelks kiekvieną mūsų gyvenimo minutę. Lygiai taip pat jis transformuos ir santykį su tiesa. Jau šiandien, kuomet mes duodam užklausą ChatGPT ar kitam įrankiui, mes gaunam apibendrintą informaciją, kuri labai skiriasi nuo tradicinės paieškos, kai mes patys atsirenkam iš paieškos rezultatų, kas mums atrodo patikima. Šiandien mums tą pseudo patikimą turinį gali sugeneruoti dirbtinis intelektas. Tai taip pat lemia ir autoriteto pokyčių klausimą, ar ne? Čia, tarkim, turim dirbtinio intelekto sugeneruotą žinių vedėją ir vėlgi, tradiciškai mes galvom taip, asmenybė, reputacija, kiti dalykai, galų gale etikos standartai galioja žmonėm. Ar jie galioja dirbtinio intelekto sugeneruotiem žurnalistams? Lygiai taip pat, jeigu mes turim daug dirbtinio intelekto sugeneruotų žurnalistų, jie gali pataikauti mūsų asmeniniams įsitikinimams ir sukurti tokią daugybę atskirų personalizuotų viešų erdvių, kad mes visiškai nebesuprasime, kas vyksta. Skaitmėje neligybė irgi kyla iš dirbtinio intelekto technologijų. Gebėjimas naudotis technologijomis, bet taip pat ir kalbinis aspektas, ar ne? Kokiamis kalbomis geriausiai turinį generuoja dirbtinis intelektas? Tikrai ne lietuvių. Šitoje vietoje mes taip pat turime kur pasitemti. Dirbtinio intelekto eroje mes susidurėme su galios koncentracija. Dirbtinio intelekto įrankiai yra sukoncentruoti technologijų kompanijų rankose ir jos nusprendžia, koks turinys yra geriausiai generuojamas, iš ko mokosi dirbtinio intelekto įrankiai ir tuo pačiu, kaip mus ir kokia pasiekia informacija. Kartu kalbant apie technologijų kompanijas, aišku, monetizacijos klausimas tampa labai svarbus. Šiuo metu esama bandymų, tarkim, priversti socialinių medijų kompanijas mokėti žiniasklaidos kompanijoms už turinį, kuris generuoja pajamas, bet, kol kas iki galo tai nėra išspręsta. Kitas variantas, aišku, apmokestinti turinį. Bet kam to apmokestinti turinį, jeigu potencialus skaitytojas gali paklausti ChatGPT ir gauti tą pačią informaciją? Šitame kontekste platformos X, pavyzdžiui, jau dabar riboja galimybės dirbtiniam intelektui mokytis iš jų turinio, bet vėlgi, kaip visą tai išspręsime, sunku pasakyti. Kitas dalykas. Žurnalistika neišvengiamai turės judėti ten, kur juda auditorijos. Galbūt į virtualią realybę, jeigu šitos technologijos taip pat,
pasieks tą populiarumą, kuris joms, kad ir prieš metus dar buvo prognozuojamas. Bet jeigu mes judam į virtualią realybę, vėlgi čia atsiranda žmogiškojo faktoriaus klausimas, ar ne? Jeigu žurnalistus pakeičia dirbtinio intelekto sugeneruoti avatarai, jeigu bendravimas tampa visiškai medijuotas dirbtinės aplinkos, ką tai duoda mūsų informaciniai erdvei? Aišku, galima kelti klausimą, ar iš vis reikės kokių nors aplinkų. Kaip tik šiomis dienomis Elonas Muskas pradeda kompiuterio smegenų sąsajos testavimą su žmonėmis. Kai informacija bus tiesiog pumpuojama mums į smegenis, atrankos funkcija atsidurs taip pat technologijų kompanijų rankose. Technologijos neabejotinai keis ir informacijos pagrindus. Šiandien žurnalistai kalbina žmonės tam, kad gautų ekspertinę nuomonę. Ar žmonės pašnekovus, informacijos šaltinius gali pakeisti dirbtinio intelekto pašnekovai? Pamatysim. Taip pat ir pirminis adresatas. Kas yra tas mediatorius tarp žurnalistinio turinio ir skaitytojo? Neabejotinai algoritmai. Algoritmai yra tas pirminis adresatas, su kuriuo mums reikia bendrauti, pavadinkime, tam, kad pasiektume savo tikslinę auditoriją. Neabejotinai visą tai atveria ir įgūdžių problematiką, ne? Ko mes mokom žurnalistus, kokius įgūdžius ir gebėjimus turi išsinešti žmonės. Neabejotinai visą tai taip pat turi būti susijęs su technologiniu raštingumu ir gebėjimu ne tik naudoti įrankius turinio generavimui, bet ir auditorijų pasiekimui. Žurnalistika, mes visi žinom, kad yra ketvirtoji valdžia, bet jei mes ir toliau judėsim demokratijos ir sprendimų priėmimo, automatizacijos ir algoritmizacijos tendencijomis, kuomet mes galbūt balsuosim ne už politikus, o už algoritmus, kelinta valdžia ir kokia valdžia bus žurnalistika, sunku pasakyti. Na, o pabaigai vis dėlto reikia pripažinti, kad žurnalistai nėra ir negali būti, jeigu yra geri žurnalistai, tiesiog pasyvūs vartotojai, to, kas yra ir to, kas bus. Jie privalo būti ir tie, kurie lemia, kurie kuria pokytį tam, kad būtų apgintas visuomenės interesas gauti gerą ir kokybišką informaciją. Ačiū uždėmesi. Ačiū Ignui. Ir jeigu ateityje dirbtinis intelektas Akadolskio forume bendraus su kitu dirbtiniu intelektu apie žurnalistiką, tai klausykit, mes ramiai galėsim pasidėti laukia ir pasikalbėti tarpusavėje, ar ne? Bičiuliai, dabar kviečiu Karolį Pilypą Liutkevičių iš Naros. Karoli. Sveiki visi, aš galbūt irgi pastovėsiu. Mano vardas yra Karolis Pilypas Liutkevičius. Esu vienas iš buvęs iš Naros redaktorių, fotožurnalistas, medijų žurnalistas. Ir kaip nekeista, ne pirmą kartą esu pakviestas postringauti apie žiniasklaidos ateitį. Tai pabandysiu jums pateikti tokį sumuštinį visų savo minčių, kurias kažkada esu pateikęs. Pirmiausia, norėčiau papasakoti ne apie tai, kaip aš įsivaizduoju tą ateitį, bet tai, kas gali mums trukdyti tą ateitį įsivaizduoti. Tai tokie loginiai spąstai, kuriuos savo pasispendžiam, galvodami apie žiniasklaidos ateitį ar apie ateitį apskritai. Ir galų gale tai trukdo mums ją įsivaizduoti skaidriau. Tai pirmas dalykas yra moralinė panika. Nesunku įsivaizduoti, kad per 20 metų įvykę pokyčiai žiniasklaidoje paliko nemažai žmonių ir organizacijų už borto ir galvojant apie tai, galime pradėti mąstyti, kad viskas eina blogyn, kad viskas tik blogėja. Ir galų gale tai tampa tokiais spąstais. Čia tokia citata vokiečių istoriko Paulo Westheimo, kuris sakė, kad šiuolaikinis žmogus yra visiškai užkrautas vaizdais. Ir tie vaizdai jį atbukina. Ir pagalvotum tikrai, jisai nuspėjo nūdienos realijas. Ir jis tas nūdienos realijas nuspėjo 1932 metais. Todėl, kad tuo metu į rinką atėjo pirmoji visiems prieinama nedidelė fotokamera Leica. Tuo metu fotografija buvo prestižinė profesija ir jis išsigando, kad visur bus fotografai. Tų fotografų bus per daug ir busim persotinti. Tai jeigu tu užsiciklini tame galvojime, kad žurnalistika miršta, tu greičiausiai jausies kaip Sizifas. Tam atsakymo nėra ir jeigu ilgai kartosi, ar jau atvažiavom, tai galų gale pradėsi tikėti, kad galų gale ir atvažiuosi. Tai čia yra vienas iš tokių spąstų, kuriuos aš papuolu.
Kitas pastas galvojant apie ateitį yra technofetišizmas. Mes esame įpratę galvoti apie ateitį per kažkokius milžiniškus technologinius pokyčius. Ir natūralu, mes kaip žurnalistai esame kaip ir galime legitimiai sirgti šią ligą, dėl to, kad jeigu pasižiūrėtume į žurnalistikos istoriją, tai galėtume toje istorijoje rasti tokius esminius technologinius lūžius. Tai kažkada atsirado spauda, kada Gutenbergas sukūrė spaudos aparatą, radijas, Tesla su Marikoniu. Ir pradedame savęs klausinėti, o kas toliau? Ir natūralu, tada imame bet kokią įdomią technologiją ir galvojame, kad ta įdomi technologija yra tas lūžis. Bet ne visos technologijos yra tiek svarbios. Pavyzdžiui, virtuali realybė. Tai vis dar per brangu, tai reikia užsidėti ant galvos ir tavo turinys toli neplinta, nesvarbu, kad jo pagaminta daug ir neblogo. Taigi, jeigu tu esi viena koja tose spąstuose moralinės panikos, o kita koja spąstuose technofetišizmo, tai tavo ateities įsivaizdavimas yra totaliai distopinis. Tu į ateitį įsivaizduosi tik kaip tokią, kurią pamatė Neo, pamatęs, suvalgęs raudoną piliulę iš Matricos. O dabar pasvarstykime apie tai, pasidalinsiu tuo, ką aš galvoju. Tai pirmiausia, faktas, kad mes gyvename interneto laikotarpiu, čia 21 metų statistika, mes antroje vietoje pagal interneto žiniasklaidos vartojimą, pirmoje vietoje Suomija, ir mes šokame pagal interneto taisyklės. Ir šokame pagal socialinių tinklų taisyklės. Tai pirma prognozė, aš manau, kad ateityje artėja toks žurnalisto influencerio amžius. Asmeniškumas tampa labai svarbu ir kiekvieno žurnalisto socialinis kapitalas yra be galo svarbus dalykas. Žmonės ima dažniau pasitikėti asmenimis. Pavyzdžiui, aš žinau, kad Dovydas Pancerovas su Birutė Davidonytė išleido knygą. Man nelabai svarbu, kas jie išleido, ar ten Laisvės TV ar ne. Man svarbu, kad jie būtent parašė knygą. Aš atsimenu asmenis. Ir kartu krenta pasitikėjimas organizacijomis. Organizacijoms sunkiau atsiprašyti, jos nuosmenintos ir jos lėčiau priima sprendimus. Jeigu reikia staiga sukurti podcastą, jeigu staiga sukurti YouTube kanalą, asmuo tą gali greičiau padaryti. Kita prognozė. Tiesiog daugelis finansinių sprendimų žiniasklaidos pradeda nešti neigiamus dividendus. Čia iš neseniai daryto tyrimo citata, žmogus tiesiog turi per daug prenumeratų. Ir kai jų yra daugiau negu ant tavo rankos pirštų, tada tiesiog pradedi jų atsisakinėti. Kitas dalykas, clickbaitinė žiniasklaida, čia toks chrestomatinis pavyzdys naujas, susijęs su aktualijomis. Kad po pamokų įtūžę tėvai prarado kantrybę, padegtos 4 mokyklos. Tu paspaudi ant tos nuorodos ir supranti, kad vis dėlto tos 4 mokyklos yra Belgijoje, o ne Lietuvoje. Ir netgi nusivylė senelis, nusivylė to, kad pasijuto, kad jį apgavo. Ir žmonės galų gale perkanda šitą dalyką. Ir mano prognozija yra, kad tai sukuria tam tikrą eroziją žiniasklaidos suvokimo. Ir kartu tiesiog tai jau nebeveikia, tas finansinis modelis neša neigiamus dividendus. Tai kalbant apie tą eroziją, aš įsivaizduoju, kad žiniasklaidos arba žurnalisto apibrėžimai, už tą eroziją atsakingi 2 vėjai. Vienas yra technologinis, tiesiog atsiranda labai daug galimybių būti žurnalistu. Piliečių žurnalistu, tu tampi žurnalistas influenceris, galbūt tu tiesiog sukuri kažkokį žurnalistinį darbą, atsitrauki, pradedi kažkokį kitą darbą dirbti, vėl sukuri žurnalistinį darbą. Tai tampa tokiu labiau efemeriškų dalykų. Iš kitos pusės ta erozija veikia per dezinformacijos prizmę, per polarizaciją. Žmonės tiesiog jaučiasi labai polarizuoti ir kartu galvoja, kad žiniasklaidos priemonės taip pat pasirenka šališkumo arba šališkas pusės. Bet ilgo metro žurnalistika klesti. Jinai tiesiog įgauna kitas formas. Ar tai YouTube esė, ar tai podcastai, galbūt tai knygos, bet žmonės nori informacijos ir kaip taisyklė tekstas yra labai puikus būdas tą informaciją vartoti, nes tu kontroliuoji greitį ir tu kontroliuoji, kaip tu tą informaciją sugeri. Na ir pabaigoje dirbtinis intelektas įdarbinamas pilnu etatu iš 2 perspektyvų. Tai yra tokiam mechaniškam darbui. Jeigu reikia parašyti naujieną apie tai, kas laimėjo krepšinio rungtynes, duodi tą padaryti dirbtiniam intelektui. Ir kitas svarbus momentas. Dirbtinis intelektas naudojamas tam, kad patikrinti ir fact-checkinti naujienas, taip atsimant pasitikėjimą žiniasklaidą. Netilpo skaidrė su dideliu užrašu ačiū, tai ačiū, matau daug pažįstamų veidų, pasilabinsiu. Ačiū Karoliui Pilypui.
Ir dabar paskutinės 400 sekundžių. Čia yra Viktorija Urbonaitė iš LRT. Prašau, Viktorija. Apie katinus. Aha, mes su Ryčiu sprendėm, kad ateitis iš tikrųjų priklausys nuo katinukų. Tai, bet palikim šitą spėjimą ateičiai. Kur tas mano skaitas? Štai, aš nežinau, kodėl Rytis pasirinko mane kalbėti apie ateitį ir spėti ir būti jūsų šamanė, nes aš vedu religinę laidą. Tai čia yra toks... Tai tiesiog čia, žinot, toksai dvigubas žaidimas, žodžiu. Tai turit pasitikėti, kad aš bursiu, žinokit, nesąmonės. Nes aš manau, kad nereikia į tai žiūrėti labai rimtai. Ir mano kolegos buvo labai rimti. Aš, kadangi esu paskutinė, aš leidžiu savo šiek tiek ir pajokauti. Šitą pranešimą aš rašiau klausydamasi dainos Buggles Video Kill the Radio Star. Šitai dainai yra daugiau negu 40 metų. Jinai parašyta 79 metais. Ir su šita daina 81 metais pradėjo MTV transliacijas. Tada, įsivaizduokit, prieš 40 metų žmonės spėliojo ir sakė, jo, žinokit, nužudys video radijo. Nu, mes vis dar dirbam radijoje ir pilnu tempu. Tai aš manau, kad tie spėjimai yra mūsų, na, tokiam ir lygiai, ar ne, kad mes daug ko nežinom. Kadangi mūsų visas gyvenimas yra ekrane ir mes praleidžiame daugiausia laiko, maždaug vidutiniškai 3 valandos 15 minučių, čia yra toksai mažas viduriukas, kiek mes sėdime šitam ekrane. Tai dirbtinis intelektas, kuris dabar yra mūsų toks, na, pagrindinis nervukas, tai reiškia, kad yra duota bandymas toks atliktas. Leido paskaityti žinias dirbtiniam intelektui, ir ne, robotas paskaitė. Ką žmonės pasako? Sako, yra du niuansai, kurie labiausiai erzina. Tai, kad orus ir sporto naujienas praneša netinkamų balsų. Norisi emocijos. Kai geras oras ir mano komanda laimėjo, aš norėjau, kad jūs papasakotumėt su džiaugsmu ir kai pralaimėjo ir 15 dieną lyja, pasakykite tai su šiek tiek liūdesio. Tai reiškia, kad jeigu mes kalbam, kad oi, mes tokie ramus, dirbtinis intelektas nepaims mūsų emocijų, paims. Čia yra tik laiko klausimas. Žiūrėkit, čia yra Instagramas, ar ne? Čia yra pirmas kadras, kurį padarė, kuris buvo padarytas ir prasidėjo Instagramas. Atrodė, taigi kas čia tik tai paveiksliukų vieta? Ne tik paveiksliukų vieta. Mūsų smegenys tiek pasikeitė, kad mes informaciją pasiemam iš kur? Iš tų paties paveiksliukų Instagramo, ar ne? Ir kitų socialinių tinklų. Mes ten randam savo herojus, mes ten randam savo istorijas ir taip toliau. Aš noriu kalbėti dar labiau apie istorijas. Kas atsitinka? Storytellingas nenumirs. Tai čia jau yra geroji naujiena jums. Storytellingas eksperimentai ar ne rodo, kad žmonės, kurie išgirdo sausus faktus, tai, ką jūs dabar girdėjote, blogoji naujiena mano kolegams pranešėjams, žmonės girdėjo tik 5% informacijos. 63% atsimena, jeigu jūs papasakote jiems istoriją. Taigi, žiūrėkit, taip, aš sutinku, kad ateitis laukia ir tie tokie radikalai šiek tiek, ar ne, kur bėga viską metą iš miesto ir važiuoja gyventi kaimus. Tie, kurie klausosi ilgų podcastų, tie, kurie žiūri normaliai ilgą dokumentiką, tai bus niša kažkokia. Bet ar tai bus tikrai tik tai? Taip, mes statysime istorijas, pasakosim pagal Aristotelio schemą. Viskas, niekas nepasikeičia, ar ne? Jeigu žiūrėkit, kokie metai. Jeigu mes galvom, kad mes esame žiauriai unikalūs ir originalūs, buvo kietesnių influencerių, kuriuos cituojam dar po šiai dienai. Bet dinamika keičiasi. Ar ne, mums reikia tuo daugiau dinamikos ir, žiūrėkit, yra hiperaktyvios, tokios hiperišdidintos istorijos. Kokios tos istorijos? Tai yra išpažintys. Švento Augustino išpažinimai, kuriuose ten jis pasakoja apie savo gyvenimo patirtis, bus tik agonėlės. Mes dabar žiūrėkit, kas yra. Išsiviešinam iki apatinių. Ką mes gaunam? Adrenaliną ir dėmesį. Žinot, vienas toksai buvo labai įdomus atliktas eksperimentas, kuris vadinasi kortizolio ir oksitocino. Esat girdėję? Žiauriai kietas. Ką padaro? Paima kraują, įsivaizduokit, jūs esate tyriamoji grupė. Paimu jūsų kraujo ir papasakojam istoriją. Ir tada paima dar kartą kraujo. Kas pasikeičia? Jūs klausotės istoriją apie berniuką, kuris serga vėžiu, kuris miršta, bet čia akimirką jaučiasi labai gerai. Jo tėtis siaubingai liūdi. Ką jis daro liūdėdamas? Jis išgyvena tokią pasiruošimą mirčiai. Ir tai sako, kas atsitinka? Jum išsiskyrė kortizolis ir oksitocinas beklausant šitos istorijos. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jūs
kortizolis leido jums sutelkti dėmesį, fokusuotis, oksitocinas išmokino jūsų empatiją, dalyvauti, ryšių užmesgimas, empatija, socialiniai ryšiai ir taip toliau, ar ne? Kas atsitinka? Reiškia, kad mes norim dalintis. Ir tai reiškia, kad šią akimirką, jeigu aš jums pasiūščiau, papasakočiau pilnai šitą gražią istoriją ir paprašyčiau jūsų, ar norėtumėte paaukoti, jūs paaukotumėte daug daugiau. Todėl šitas cheminių dalykų, mūsų smegenų chemija, jinai bus naudojama daug stipriau. Patikėkit manim. Mes galėsime įsigyti daiktus, kurie yra rodomi. Mes galėsime, aš nemanau, kad mūsų gal dulkius ir blys mums transliuos panoramą, bet kodėlgi ne, ar ne? Vadinasi, mūsų radiatorius, televizija, radijas, viskas bus sujungta į vieną. Mes esame viename. Ar mes būsime vis dar pasyvūs klausytojai ir žiūrovai? Aš manau, kad ateis tas metas, kai mes laidas žiūrėsime tarsi mums specialiai sukurtas. Mes žiūrėsim mum adresuotas, mum pritaikytas. Dirbtinis intelektas tikrai čia nesustos. Babytės. Dar ne, čia prieš paskutinę. Jau net mintį pamečiau. Noriu pasakyti, kad išliks autentiškos istorijos. Žiūrėkit, vis tiek liks tai, kas organiška ir kas gyva, liks. Bus žiauriai sunku mums. Ta prasme, ir čia žiniasklaidai, ir aš kaip vartotojas lygiai taip pat sakau, bus nepaprastai sunku. Mes sukiosimės atgal su nostalgija į 23 metus ir sakysime, mano laikais tai buvo kitaip, patikėkit. Bet žiūrėkit, ką mes galim vienintelį dalyką daryti ir ką mes privalom daryti - etika. Ir etika tai ne tik, kad kažkas parašė sąrašiuką dalykų, kurių reikėtų laikytis, bet tai yra tokia organiškas dalykas mūsų žarnose jis turėtų būti. Mes turim analizuoti, kas yra etika, kas yra vienas kitam dėmesys. Savo būrimo saloną uždarau. Vienintelė ir nepakartojama. Viktorija Urbanaitė. Ačiū labai. Na kaip, žurnalistikos ateitis per 400 sekundžių. Paliekam šitą formatą. Kitais metais norėtumėt, kad tai tęstųsi? Taip kažkaip taip. Na, mes pagalvosim, ar ne? Iš tikrųjų. Ačiū labai visiems, kurie paruošė šias puikias prezentacijas. Įdėjo šitiek daug darbo ir širdies. Ačiū Jums labai, bičiuliai. Ačiū, kad atėjote ir ačiū, kad skyrėte savo laiko.